Sveiki automotofanai, šiandien atvažiavom į Lynk & Co Sosteną išbandyti jų flagmaną Lynk & Co 8 modelį. Tai tikras flagmanas, premium jau tipo automobilis, tai pažiūrėsim kaip važiuoja ir jis atitinka bendrai to vardo kaip premium luxury automobilis. Tai išbandysim. Šiandien mūsų rankose 2026 Lynk & Co 8 modelis, tai jų flagmanas. Vidutinio dydžio visureigis, kuris Europoje ir Lietuvoje tampa vis rimtesnių galvos skausmų tradiciniams premium gamintojams. Tai nėra tik dar vienas hybridas iš Kinijos, tai automobilis naudojantis patobulintą CMI platformą, kurią dalinasi su naujausiais Volvo modeliais. Šiandien išsiaiškinsim, ar šis MP hybridas yra tik gražus žaisliukas, ar realus konkurentas vokiškam turėtukui. Pradėkime nuo to, kaip jis atrodo. Lynk & Co dizaino kalba pavadinta The Next Day. Čia jau pasiekė savo brandos viršūnį. Pirmas dalykas, kuris krenta į akis, tai H formos dieniniai LED žibintai. Jie atrodo agresyviai, bet kartu ir labai organiškai integruoti į kapoto linijas. Kėbulo proporcijos čia yra apgaulingos. Nuotraukose jis atrodo mažesnis, bet gyvai tai yra solidus, beveik 4,8 m ilgio visureigis. Pažiūrėkite į šias duris. Jos be rėmų. Tai retas sprendimas tokios klasės SUV, suteikiantis kupė prieskonį. O veidrodėliai, jie neturi rėmelio. Visas stiklas sukasi kartu su mechanizmu. Maža detalė, bet jie rodo, kad dizaineriai turėjo laisvę kurti, o ne tik kopijuoti. Galinė dalis užbaigta vientisa LED juosta su brūkšniniais elementais. Aerodinamika čia taip pat nebuvo pamiršta. Įleistos durų rankenėlės, atokų stogas. Vizualiai šis automobilis atrodo brangesnis nei yra iš tikrųjų. Jis neturi tos pigios kopijos auros, kurie kartais pasižymė naujų prekių ženklai. Tai savitas, drąsus ir labai skandinaviškai švarus, bet kartu technologiškas dizainas. Tai Lynk & Co, kaip sakoma, Volvo griaučiai ir koks pliusas iškart, visų Lynk & Co automobilių. Tai ergonomika. Aš 1,85 m, kaip aš sėdžiu viduj, visiškai jokių klausimų nekyla dėl ergonomikos. Pažiūrėkit, nors ir stoglangį turim, bet kiek virš galvos, mano pečiai, nei pentrupą sėdinė nieko. Kiek vietos kojom, ergonomiškai vairas, pilnai valdomas. Viršui, apačia kaip norit. Tiek pat ir gale. Bet pažiūrėkit, mano ūgis 1,85 m. Priekinė sėdinė sukonfigūruota man, ypač komfortiškai, kiek aš dar turiu vietos čia. Virš galvos, jokių klausimų. Dar 2 pirštai kaip minimum, net 3 pirštai. Kokybiškos medžiagos. Porankis, jaučiasi iškart kokybė. Iškart jaučiasi kokybė. Jeigu ieškot kokybiško automobilio, tai vien tas ambient apšvietimas. Harman Kardon audio sistema. Pačios net sėdynės, ta visa medžiaga. Ir svarbiausia turbūt ergonomiškai. Gali būti super ten medžiagos, super viskas, bet jeigu neergonomiškai sukurtas automobilis, pavyzdžiui, neužtenka, kažkaip ir nugarai, ir virš galvos nėra vietos, tai jokios medžiagos kokybė nepadėtų. O čia, iš kartas pastebima. Atsisėdus į vidų, pirmas žodis, kuris ateina į galvą – kokybė. Čia nėra jokio pigaus plastiko kvapo, pati vairuotojo pozicija. Sėdynės turi viską – šildymą, ventiliaciją ir net masažo funkcijas, kurie beje veikia ne tik simboliškai. Vairas gan patogus, ne per storas, o matomumas į priekį puikus dėl gana žemos panelės linijos. Lynk & Co multimedia. Galima drąsiai sakyti, kad tai jų pasididžiavimas. Rezultatas Fly Me Auto sistema. Centrinis 15,4 colio ekranas veikia taip pat greitai kaip kažkoks naujas iPadas. Jokio lago, jokio vėlavimo, jokių lūžimų. Tikrai malonu naudoti. Ir šitas automobilis jis gan praktiškas. Puodelių laikikliai, gili, daiktadėžė, porankiai, belaidis krovimas, viskas savo vietose. Gale vietos kojams yra tiek, kad net ir 1,90 m ūgio keleivis jausis komfortiškai. Bagažinė
Na, čia apie 505 litrai. Tai nėra klasės rekordas, bet šeimoms, manau, pakaks. Kaip sakoma, kasdieniam naudojimui problemų nekils. Kaip gražiai automobilis be atrodytų, bet visiems su juo reikia pavažiuoti. Tai gerai, spaudžiam start, tiksliau nieko nespaudžiam. Tiesiog jungiam pavarą, nes automobilis jau paruoštas. Pradedame važiavimą mieste. Kadangi tai EMP Electric Mobility Performance hybridas, tai jis visada startuoja visiškoje tyloje. Pakaba, amortizacija čia sureguliuojama taip, kad suteiktų maksimalų komfortą. Mažus nelygumus, kanalizacijos šulinius nuryja labai minkštai. Vairas gan lengvas, tai manevruoti ankštose Vilniaus, Kauno, bet kokio miesto gatvėse nėra jokio vargo. Regeneracija veikia natūraliai, nėra to grubaus stabdymo vos atleidus pedalą. Nebent patys tai nusistatote. O kaipgi važiavimas greitkelyje? Štai čia pasijaučia galia. Paspaudus stipriau arba maksimaliai tą akceleraciją įsijungia 1,5 litro turbinis variklis, perėjimas tarp elektros ir vidaus degimo variklių yra beveik nejuntamas. Triukšmo izoliacija, garso izoliacija nusipelna atskirų pagyrimų. Dvigubi stiklai priekyje ir geras arkų izoliavimas reiškia, kad važiuojant net 120 km/h ar net daugiau, galima kalbėtis beveik šnabždant ir jokių problemų nebus. Tikrai garso izoliacija čia gera, nors ir durelė yra berėmiai. Aišku, posūkiuose automobilis jaučiamas kažkiek sunkus, tai visgi hybridas su nemaža baterija. Tačiau svorio centras žemas, tai kėbulo svyravimai kontroliuojami gan gerai. Nėra tokio plaukiojimo. Aišku, tai nėra kažkoks sportinis bolidas, bet užtikrinamas kelyje yra, nepabijosiu to žodžio, Volvo lygio. Tikrai pakaba ir važiuoklė tai yra linkę ko pasididžiavimas. Iškart jaučiamas skirtumas, jeigu mes lyginam tų pačių klasių automobilius. Stabilumo kontrolė veikia tikrai gerai. Koks nelygus kelias, automobilis tikrai neplaukioja kely. Tai ir saugumo elementas, ir maloniau taip važiuoti. Manau, verta pakalbėti, kasgi slypi po kapotu. Po kapotu mes turime Lincoln Co. hybridinę sistemą, 1,5 litro variklį, turbo variklį ir elektromotorą. Bendra galia kažkur 300 arklio galio plus minus. Aš manau, tai yra tikrai per akis važiuojant mūsų lietuviškais keliais. Net ir važiuojant greitkeliu, aš manau, tikrai jokių klausimų nekils. Bet turbūt svarbiausia čia ne tik galia, o pati baterija. Turime maždaug 39,8 kWh talpos akumuliatorių. Tai yra tikrai nemažai, kuris leidžia vienų elektros įkrovimų, maksimaliai, jeigu mes jį pakraunam, jis pravažiuoja iki 200 km pagal realų ciklą. Tai jis jau gali būti beveik elektromobilis. Tai ne tas standartinis plug-in hybridas, kur ten 5 km pravažiuoja, 30 km pravažiuoja, jis jau pravažiuoja tikrai neblogą atstumą. Tai reiškia, kad 90% laiko jūs važinėsite kaip elektromobiliu, o benziną naudosite tik ilgose kelionėse, jeigu važiuojate kokį pajūrį, greitkelyje, tai jo, tada įsijungia benzininis variklis, ir jis kažkiek suvartoja kuro. Ir dėl dėžės, tai čia yra 3 laipsnių DHT pavarų dėžė, leidžianti efektyviau išnaudoti energiją tiek lėtai judant mieste, tiek spaudžiant greitkelyje. Taigi automobilis tikrai neblogai subalansuotas. Kaipgi jo praktiškumas ir kasdienis naudojimas? Tai pasakysiu taip, Lincoln Co., būtent šitas 8 flagmanas, 8 modelis, yra labai draugiškas naudotojui. Kamerų sistema 360 laipsnių kampų yra labai aukštos raiškos, čia gal 4K ar HD kaip minimum. Toks jausmas, kad žiūri kokį nors 4K filmą arba televizorių. Parkavimas, čia iš vis jokių klausimų nekyla. Taip pat čia turime integruotą Harman Kardon garso sistemą, 23 garsiakalbiai, tai tikrai faina paklausyti ir muzikos bevažiuojant. Bendrai toks jausmas, jeigu mes viską apibendrinam, kad automobilis sukūrimas tam, kad jūs, pavyzdžiui, pravažiuotumėt kokius 500 km ir nebūtų jokio nuovargio. Tai ne kiekvienas automobilis tai sugeba. Ir dabar metas pakalbėti apie jo pliusus ir minusus. Tai pradėsiu nuo pliusų. Pirma, tai aišku nuvažiuojamas atstumas vien elektra.
200 km. Na, galima teikti, yra savotiška revoliucija hibridų segmente. Kaip sakoma, jis turi ir standartinį benzininį variklį, ir tokią gan stiprią bateriją, tai ir taupyti moka, ir važiuoti toli moka. Tai, vienu žodžiu, plug-in hibridinė sistema čia yra didelis pliusas. Antras pliusas – multimedija. Man asmeniškai labai patiko jų multimedija, Flyme Auto sistema, tikrai nelagina, labai lengva ir patogu naudotis, gera kokybė, kameros kokybė. Na, čia tikrai didelis privalumas. Trečias pliusas – tai kainos ir kokybės santykis. Automobilis, kai tik pradedi su juo važiuoti, sėdi į vidų, jis jaučiamas kaip minimum brangesnis, negu jūs už jį mokat. Ir ypač, kai pradedi važiuoti, ta važiuoklė kaip subalansuota, amortizatoriai, bendrai, kaip jis važiuoja, tai tikrai jaučiamas, kad tai yra premium klasės automobilis. O mokat tikrai ne kaip už patį brangiausią premium. Na, kaip ir bet koks automobilis, jis turi ir minusų. Tai turbūt pirmas labai akivaizdus minusas tai prekio ženklo atpažįstamumas. Lietuvoje vis dar teks aiškinti kaimynams, kas čia per modelis, iš kur atsirado, ar čia tikra Volvo, čia ne Volvo. Na, kaip sakoma, reikia laiko, kad jis įsitvirtintų pas mus Lietuvoje. Kitas dalykas – likutinė vertė. Na, sunku dabar paprognozuoti, kiek jinai bus. Aišku, kai mes sudarom leasingo sutartį, tai turbūt ten ir bus nurodyta 30-35%, po kokių 5 metų, plus minus, na, čia turbūt priklausomai nuo tų sąlygų, bet realiai likutinė vertė, ar čia bus 5 ar 4 procentų, tai turbūt laikas parodys, nors dabar automobilis atrodo gan kokybiškai. Tai jeigu jis išlaikys tą kokybę net ir po 5 metų, tai ir likutinė vertė turėtų būti normaliai, bet kol kas tai kelia klausimų. Ir manau, visos programinės įrangos lokalizacija, nors pati sistema čia tikrai puikiai veikia, kai kurios funkcijos ar paslaugos vis dar yra labai orientuotas, ne į mūsų rinką, ne į Europą. Taigi Europoje gali trūkti tam tikrų integracijų, bet manau ateityje visien ateis atnaujinimai, ir mes tas funkcijas, kaip sakome, unlockinsim ir turėsim jau Lietuvoje. Taigi, ar šis naujas Lynk & Co 8 flagmanas, 8 modelis yra vertas jūsų ir mano dėmesio? Tai pasakysiu taip, jei ieškote automobilio, kuris būtų technologiškai pažangus, itin komfortiškas, ypač pakaba, ir leistų pamiršti degalinės kasdienėse kelionėse, bet kartu nebijoti keliauti, pavyzdžiui, į Italiją, kad žinai, kad čia ir benzinas, ir elektra, tai atsakymas yra vienareikšmiškai taip. Tai brandus automobilis, kuris nebebando įtikti visiems, o turi savo aiškų charakterį. Ir pasakysiu taip, anksčiau, jeigu mes paimsim senesnius automobilius, jų kokybė, medžiagų kokybė buvo, itin gera, net tas jausmas. Taigi, Lynk & Co tai nėra tam tikras plasmasiukas arba žaisliukas. Tai yra tarsi tiltas tarp senojo pasaulio brandos ir naujojo pasaulio technologijų. Ir parašykite komentaruose, o ką manote jūs? Ar įsigytumėt savo tokį automobilį, ar vis dėlto pasirinktumėt gal vokišką trejetuką? Rašykite komentarus, padiskutuokime. Ir aišku, nepamirškit prenumeruoti kanalo, o jeigu norit pamatyti mano vairavimą su šituo automobiliu, tai tikrai jį čia rasite. Arba iššoks ekrane, paspauskit nuorodą ir nukeliausit, pažiūrėsit, kaip aš jį vairuoju, kokie garsai, kaip dirba variklis, kokia garso izoliacija. Taigi, rašykit komentarus ir iki greito.